Esame sėkmingi vaikai, kompleksinių paslaugų vaikams su raidos sutrikimais, mokymosi sunkumais centras. Renginio tikslas tai pakalbėti būtent apie tokių vaikų sportą. Pasižadėjome pakviesti sporto lektorę. Kai tenka pristatinėti įvairius projektus, kalbėti paskaitose, tikrai dažniausiai akcentuojama ir motorikos sutrikimai, ir vaikai su kokiais sunkumais susiduria. Tačiau šiandieną kalbėsim daugiau apie fizinį aktyvumą. Ir nesvarbu, ar tai būtų vaikas, ar tai būtų suaugęs, tai pirmiausia, kad žmogus fiziškai aktyvus būtų, tai tikriausiai kiekvienam jūsų tas fizinis aktyvumas turi būti patrauklus. Įdomus, kelintis smalsumą ir neatmušantis motyvacijos, lygiai taip pat ir su vaiku. Vaiko savarankiškumas, vaiko emocijos, vaiko, tarkim, dėmesio koncentracija, motorika, smulkioji, stambioji, visos raidos sritys persipina. Skatindami ir mokindami vieną mes galim gauti rezultatų ir kitoje raidos srityje. Į tai įeina ir vaikščiojimas, ir žaidimai kieme, ir tos visokios žaidybinės veiklos tiek namuose, tiek ir čianai susirinkus, kad ir dienos centre. Krūvis tenkantis griaučiams skatina kaulų tvirtėjimą ir mineralizaciją. Ir būtent taip, kad vaikas natūraliai vystytų, mums reikia ir būtent užtikrinti sąlygas ir galimybės, kad jis tą kasdien fizinį krūvį pakankamą turėtų. Dažniausiai koks klausimas kyla natūraliai, ar vaikas turintis raidos sutrikimų pasivys ir bus normalus. Parodysim jums, kokios čia kliūčių ruožai, kokios estafetės. Pasižiūrėkit, Azarė irgi mato pirmą kartą šitas dabar užduotėlės. Jau užlipė ant pagalvėlės, taktilis paviršius, kuris irgi stimuliuoja padukus. Ir bandom lipti, lipam į kalną. Visos platformos, kurios skatina į viršų lipti, būtent labai gerai pratempimui kojų. Tuos 5 įsiieškosiu, kur toks pat gerai, pabandyk pats. Viena, kita koja, tada pusėtunėti, peržengim dabar. Tai va šitos, tarkim, pusapvalmės. Va, šaunuolis, labai gerai. Liuks. Pasakyti visiems ačiū, kad žiūrėjo.